Atliksime su jumis tokį kvėpavimo pratimą, kuris leis jums stiprinti jūsų liemens raumenis. Taip pat padės jums suprasti, kaip jūs turėtumėte išlaikyti savo liemenį tvirtu pratimų metu. Visose treniruotėse, kurias mes su jumis atliksime ir ten, kur aš visą laiką minėsiu, sutvirtinti pilvo raumenis, apkabinti mažylį. Tai vadinu šį pratimą mažylio apkabinimu iš visos meilės. Taip pat šis pratimas padės išsaugoti raumenų funkcionalumą, tvirtumą ir tai jums padės vėliau labai gerai jausti savo pilvo raumenis po gimdymo. Jau nekalbėsiu apie tai, kad stiprus pilvo raumenis labai reikalingi ir labai pasitarnaus gimdymo metu. Aš atsisėsiu šonu, kad jūs galėtumėte stebėti mano liemens dinamiką, vėliau pasisuksiu priekio, kad jūs galėtumėte suprasti. Atsisėskite, labai gerai būtų, jeigu atsisėstumėte ant kėdutės, jūs tai tikrai gal netgi geriau pajausite. Galite atsisėsti ant kažkokio paaukštinimo, svarbu, kad dubuo jūsų būtų neutralioje pozicijoje. Ką reiškia neutrali dubens pozicija? Tai jūs turite remtis sėdinkauliais į atramą, į minkštą arba į kėdutę ir pabandyti tiesiog pailgėti. Viskas. Dabar, ką mes su jumis turime pajausti, pabandykite dabar sutvirtinti pilvo raumenis taip nuo apačios į viršų. Tiesiog paprastai įtempkite pilvo raumenis. Jūs iš karto pajausite, kad jūsų pilvo raumenis sutvirtėja, jūs įtempiate juos ir jaučiate įtampą šonuose, nugaroje, pilvo apačioje. Taip pat pasistengkite nuleisti šonkaulius. Ką reiškia nuleisti šonkaulius? Kai jūs įtempiate pilvo raumenis, jūsų šonkauliai neturi štai taip atsikišti. Padarykite iškvėpimą, jūs pajausite, kad jūsų šonkauliai nusileidžia ir užfiksuokite. Jūs pajausite po šonkaulių lankais įtampą. Mes aktyvuojam šoninius pilvo raumenis. Taigi čia mes su jumis lyg užtraukiame užtrauktuką į viršų, nuleidžiame šonkaulius, apkabinam save iš šonų į vidų, iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Pas mus su jumis darosi toks labai kompaktiškas ir tvirtas liemuo. Dabar šioje pozicijoje pabandykite ramiai kvėpuoti. Kvėpuokite pilvu, šonais, nugara, nepaleidžiant pilvo raumenų. Atrodo, kad įkvėpimo metu jūs lyg priešinatės pilvo raumenimis leisti kūnui įkvėpti. Taip ir darome. Jūs darote įkvėpimą, nepaleiskite pilvo raumenų. Ir iškvėpkite. Kai darote iškvėpimą, jūs pajausite, kad jūsų liemens raumenis trumpėja. Mūsų liemens raumenis taip ir dirba įkvėpimo metu. Visi ilgėja. Nepaleiskite ir trumpėja. Lyg apkabinam save dar stipriau. Kvėpavimas nukreiptas 360 laipsnių į šonus, į nugarą, į pilvą. Ir iškvėpimas tolygiai suspaudžiam. Jūsų pečiai, kaklas visiškai atsipalaidavę, jūsų kvėpavimo dinamika tik tai čia liemenyje. Dar kitas variantas, kuris gali jums labiau pajausti, tai paimkite pirštukais, įsiremkite tarp šonkaulių lankų ir jūsų dubens dygliais. Kur minkšta? 2 pirštukus prispauskite, ne iš priekio, bet iš šonų. Ir dabar padarome viską tą patį. Įtempkite pilvo raumenis, nuleiskite šonkaulius, pajauskite, kad jūsų liemuo yra tvirtas. Ir pabandykite dabar įkvėpti savo į pirštus, kai įkvėpimo metu jūs jausite, kad jūsų pirštukai tempiasi, stumiami yra į šonus. Įkvėpimas ne į pilvą, ne į nugarą, o į šonus. Pabandykite kol kas taip įkvėpti. Liemuo tvirtas, įkvėpimas į šonus. Ir iškvėpkite, pajauskite, kaip šonai dar labiau sutvirtėja. Įkvepiate į šonus, į pirštukus, jauskite, kaip čia šonai prasiplečia. Iškvėpkite.
į šonus, į pirštukus tik įkvepiat. Jūs viską teisingai jaučiate. Jeigu jūsų šonai platėja ir kvėpuoja jūsų kaip pilvas, taip ir nugara. Tas kvėpavimas į šonus jums padės tiesiog labiau nukreipti kvėpavimą 360 laipsnių, kad visas liemuo kvėpuotų. Pabandykite taikyti tokį pratimą dienoje po 10 kartų, 15, raumenys labai greitai vargsta, bet kai atliekate pratimus kitus, sekančiuose mūsų treniruotėse arba bet kur jūs sportuojate, visi pratimai visada reikalauja tvirto liemens, stabilaus stuburo, tai šis apkabinimas mažylio, nuleisti šonkauliai, kvėpavimas 360 laipsnių turi būti taikomas kiekviename pratime, ten, kur to aš prašau, nes kartais tam tikrose pratimuose reikia pilvuką visiškai atpalaiduoti arba nedaryti nieko. Tai tikiuosi, kad jums pasitarnaus šis pratimas ir labai rekomenduoju šito pratimo nepamiršti ir turėti jį kaip labai stiprų įrankį.